Taip, tai sveiki visi, dar kartelį. Tęsiu savo espresinarų seriją. Espresinarų serija yra apie tikslus, apie motociklą, kuris veža link tikslų ir turėjome jau 2 espresinarus. Pirmas buvo apie tikslų suformulavimą, antras buvo apie tą galinį ratą, tai yra informacijos valdymą ir kaip informaciją pajungti, kad jinai vežtų mus link tikslų. Ir šiandien kalbėsim apie vidurinę dalį. Jinai yra ir didesnė, nes aš ją vadinu vidiniu drambliu, tai yra motyvacija. Kaip prisipilti kuro į šitą motociklą, kad važiuoti link tikslų su vėjeliu. Tai toks ir simbolis yra, kad motyvacija yra kaip kuras ir iš tikrųjų naudoju vidinio dramblio alegoriją. Už šito rutulio slepiasi vidinis dramblys ir jisai turi kažkokias stipriasias pusės, va čia tie didesni simboliai, ir savo Achilo kulną, kuris yra va tas raudonas, apie tai irgi šiandien pašnekėsime. Tai šios dienos yra tokios temos, kasgi tas yra dramblys, tada aptarsime, kaip surasti jo stipriasias pusės ir silpnasias pusės su modeliu A, čia toks socioninis modelis, ir kalbėsiu apie koncentraciją, susikaupusi darbą ir tokia taip vadinama srauto būsena. Trumpai perbėgsiu apie praeitų seminarų, webinarų, espresinarų temas, labai greitai perbėgsiu. Tai pirmas buvo apie tikslus, kalba apie tai, kad tikslai nustato žmogui kryptį, be jos yra toksai kaip pliauska vandenį, nėra krypties. Tikslai turi būti fiksuoti per įvairias gyvenimo sritis, vien tai, kad juos užrašai 42% padidina statistiškai jų įgyvendinimo tikimybę. Tikslus reikia užrašyti smart būdu, juos reikia nuolat reguliariai peržiūrėti ir priminti savo apie juos, ir žinoma reikia koreguoti juos bei suplanuoti sekančius žingsnius tikslų įgyvendinimą. Toliau sekantis yra apie informaciją, apie jos filtravimą. Tai buvo antras espresinaro tema. Ir joje kalbėjome apie tai, kad visais laikais visi intelektualai ir sėkmingi žmonės rašydavosi. Rašymas yra geras dalykas. Ir rašydavosi ne tiesiog kažkokį dienoraštį, o savo mintis, idėjas, jas visai apjungdavo, kombinuodavo. Ir šiais laikais atsirado labai daug skaitmeninės informacijos ir rašytis galima tiek popieriui, tiek skaitmenoj. Ir jeigu tai daryti skaitmenoj, aš rekomenduoju skaitmeninės užrašinės. Tai čia tokia yra nauja appsų rūšis. Ir kalbame apie sistemą, kuri susideda iš tos užrašinės, tai yra toolso, iš struktūros, kaip susidėlioti informaciją, tas savo visus dalykus, kuriuos rašai, ir procesus. Ir vienas iš procesų, kurį aptarėme, buvo inbox principas. Ir taip pat aptarėme, kokias naudas duoda tokia sistema. Šiandien taip pat parodysiu jums vieną iš praktinių patarimų ir naudų. Taip, šitą jau turėjom, tiesiog čia šios dienos temos. Važiuoju toliau. Kasgi yra tas dramblys? Tai pirmas dalykas, ką reikia žinoti apie vidinį dramblį, aš naudoju tai kaip alegoriją, yra, kad jisai sunkiai pastebimas. Ir ne veltui aš šitoje skaidrėje padariau į tokį sunkiai išvelgiamą, nes iš tikrųjų dažnai būna, kad pasielgi vienaip, o paskui galvoju, bet aš taip nenorėjau elgtis. Tai čia tas dramblys, jis nelabai matosi, bet jisai yra labai didelis ir galingas. Ir psichologijos klasika kalba apie 3 esybės dalis. Tai yra vidinis kritikas, vidinis suaugęs ir vidinis vaikas. Vidinis suaugęs tai yra tas objektyvus žmogus, tas aš, kuris yra, nori sportuoti, nori grūdintis ir visada vakare nori laiku nueiti miegoti. Ir jisai yra tas geltonas žmogus, ar ne? Bet jisai yra mažesnis už dramblį. Ir dar yra toksai vidinis kritikas, tai apie jį daug nesiplėsiu ir su juo daug geriau neprasidėti iš tikrųjų, bet jo esmė yra ta, kad jam reikia neduoti įsisiūbuoti ir jeigu jis ten pradeda galvoti per daug aiškinti, koks aš nevykėlis ir kokios mano skaidrės be ryšio, tai jam reikia tiesiog sakyti stop, tai taip ir darau, stop. Ir vakar vyrai sakė kritikas ir kritikas, nuo žodžio krenta, tai toks gavosi kalambūras su paveiksliuku. Su drambliu vėlgi neverta kovoti. Dramblys reprezentuoja vidinį vaiką. Vidinis vaikas yra džiaugsmas, energija, motyvacija, toksai gaivališkas virsmas. Ir jis yra didžiulis, jis yra labai stiprus. Ir jeigu tu su juo kovoji ir sakai, tas vidinis tavo suaugęs, tas proto balsas sako, einam į dešinę, o dramblys nori eiti į kairę, tai turbūt matosi pagal svorio kategorijas, kuris iš jų laimės.
ganėtinai akivaizdu. Vietoj to, kad su juo kovot, su tuo vidiniu drambliu geriau yra susitart. Ką reiškia susitart? Nu, tai tam tikra prasme ir galima pasiūlyti skaniukų, kaip bet kokiam daiktui, bet kokiam žvėriui, kurį dresiruoji. Bet gal dresiravimas čia toks labai primityvus dalykas. Vidinis dramblys yra labai ir vertingas daug kuriais aspektais. Todėl susidraugaut dar būtų geras žodis. Ir kai visa tai įvyksta, kai galų gale pripratini savo tą vidinį dramblį kažką daryti, atsiranda toks dalykas kaip įprotis. Ir turbūt, žinot, kad kai jau įprotis yra, tada tai, ką anksčiau nenorėjai daryti, jau savame kaip ir jau pradeda norėtis biškį. Kaip čia trūksta, ne kažko. Ir kas atsitinka? Atsitinka, kad tas vidinis vaikas su vidiniu suaugusiu apsikeičia rolėmis. Gaunasi, kad vidinis suaugęs sako laimė, -20 lauke, tu ką? Tuk, niekur neisi į sniegą. O vidinis dramblys, kadangi jau prieš tai 3 savaitės iš eilės kasdien eidavau į tą sniegą, sako, tu gyvarom, fainai, bus paskui faina, geras jausmas ir to Netflixo pažiūrėsim. Ir jis mane ištempė į tą sniegą ir aš tada ten guliu, užsidėjęs kepurę, kad galva neperšaltų. Dideliam mano vaikų džiaugsmui. Tai taip, su tuo drambliu galima susitarti ir svarbu, kad drambliui patiktų. O drambliui patinka, kai jisai yra iš savo stiprybių veikia, o ne iš silpnybių. Ir apie stiprybės ir silpnybės šiandien noriu nemažai pašnekėti. Šitas paveiksliukas simbolizuoja Achilą. Turbūt matėte tą filmą Troja, ar ne, kaip tas aktorius? Bredas Pitas. Jo, ačiū, su Bredu Pitu. Tai Achilas į pasišaudimus į kulnus su strėlėm nesivelia, sąmoningai nesivelia. Jis geriau varo su kardu, pakovoti ten, va čia yra jo stiprioji dalis. O į varžybas, kur reikia šaudyti kulnus, jis net nebando lysti ir ten jau jisai žuvo atsitiktinai praktiškai nesužinojo Paris apie tai, kad čia yra Achilo kulnas. Tai mano supratimu yra įgimtos stiprybės ir silpnybės pas kiekvieną žmogų ir reikėtų į jas stipriai atsižvelgti. Taip pat yra aišku tokie dalykai kaip traumos, kurios atsiranda eigoje, gyvenimo eigoje. Tas traumas, aišku, reikia gydyti ir jos yra iš tikrųjų jau tokios rimtos medicininės psichoterapijos dalis. Aš šitą sritį perleidžiu profesionalams, tai nėra mano sritis. Aš daugiau kalbu apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turi prigimtinės stiprybės ir silpnybės ir jas reikia verta identifikuoti ir tada į tai atsižvelgti, planuojant savo tikslus, savo veiklą ir apskritai, ką darai gyvenime ir su kuo tai darai. Tai norėdamas surasti tokį kaip ir sistematišką požiūrį, kaip tas stiprybės, silpnybės identifikuoti, aš pradėjau domėtis apie tipologijas, asmenybės tipologijas ir radau tokį kiekį įvairių tipologinių modelių, bet tada aš pradėjau žiūrėti, kurie iš jų, čia visokių yra ir mokslinių, ir nelabai mokslinių, ir daugiau ezoterinių, ir aš pradėjau žiūrėti, kurie iš jų daugiau yra per tą informacinį aspektą, per informacijos valdymą. Ir radau jau daug mažiau, atsirado tokie daugiau moksliniai, daugiau Jungo pagrindų sukurti metodologijos, kaip tipologizuoti žmonės. Ir iš tų kelių aš išsirinkau ir man labai patiko, klausiausi seminarus Olego Lapino Lietuvoje, toks mokslas vadinamas socionika, jisai yra panašus į Myers-Briggs indikatorių, MBTI tipų indikatorių, jisai panašus į Jungo tipologiją, Kirsi temperamentų lentelę, bet jisai yra mano supratimu labiau orientuotas į informacinį metabolizmą ir gerai mus sako, gerai gali prognozuoti dar vieną tokį dalyką kaip santykiai tarp žmonių. Tai aš trumpai noriu jums pristatyti šitą mokslą. Jis yra sukurtas, kaip ir minėjau, Carl Gustav Jung darbų pagrindų, taip pat paimtas Myers-Briggs tipologinė sistema, bet viso šito pagrindu buvo tokia lietuvė apie 70 metus Aušra Augustinavičiūtė. Ir jinai sukūrė dar tokią labiau schematizuotą sistemą, kaip žmonės apdoroja informaciją. Kalbant apie socioniką, yra labai geras vaizdingas toksai paaiškinimas, kad kiekvienas žmogus yra kaip bokšte tokiam būtų. Ir tas bokštas turi 8 langus. Ir kiekvienas žmogus mato pro tos langus.
bet jisai mato pro juos skirtingai. 2 langai yra labai ryškus, kiti mažiau ryškus ir taip toliau, ir galų gale 2 langai yra tokie labai neryškus, per juos matosi tik tai kontūrai. Ir kiekvienas žmogus turi 8 langus, tik tai jie kitaip išsidėsto, kitokios funkcijos išsidėsto. Kas per funkcijos? Funkcijos yra tos, kurias nustatė Jungas, tai yra loginis suvokimas, etika, čia yra jausmai, santykiai tarp žmonių, sensorika, tai va, čiupinu kažką, erdvė, savijauta ir intuicija. Ir dar, kadangi yra intravertiniai ir ekstravertiniai padalinimai, už tai gaunasi 8, bet iš tikrųjų 4 kategorijos padalinta iš 2 8. Ir šitos 8, tai yra 8 kanalai, per kurį žmogus suvokia realybę. Ir kiekvienas žmogus turi 8 kanalus, bet pas kiekvieną žmogų tie kanalai išsidėstę yra kitokia tvarka. Ir štai aš jums rodau, kaip jie išsidėstę pas mane. Pas mane išsidėstė tokia tvarka, tai labai detaliai neturiu laiko dabar papasakoti apie visą modelį, bet trumpai tariant, geltoni langeliai tai yra tie, kur yra mano stiprybės. O raudonas langelis tai yra daugiau mano tas Achilo kulnas. Tai mano stiprybės yra, šitie simboliai vaizduojami viršuje, yra santykiai su žmonėm, empatija, supratimas, ką žmogus suprato ar ne, ir ekstravertinė sensorika. O mano Achilo kulnas yra galimybių intuicija. Ir kairėje pusėje matot mano praeitos karjeros temą. Aš dirbau sandėliuose ir logistikoje ir man būdavo labai iš tikrųjų sunku. Mano visos darbinės sėkmės paprastai remdavosi į tai, kad aš gerai sutardavau su kolegom. Ir tokią visai neblogą karjerą padariau IT srityje, dirbau tarptautinėse įmonėse, bet niekada nebuvo taip, kad labai patiktų. Ir aš pradedu dabar suprasti, kuo toliau, tuo labiau, kad IT bet IT plati sfera man labiau patinka. Psichologija, estetinės erdvės, IT saugumas, atmosferos kūrimas, arba ir IT srityje erdvių kūrimas. Tokie dalykai mane veža daug labiau. Tai yra mano kuras, kur aš pasipildau motyvaciškai tą kurą. Kodėl išsiaiškinus, kasgi yra ta funkcija, informacinė funkcija, kuri man yra stiprybė, man yra lengviau nusistatyti ir tikslus gyvenime, ir veiklas pasirinkti, ir galbūt verslą kurti pagal tai lengviau, o nedaryti to iš Achilo kulno funkcijos, iš tos funkcijos, kuri yra silpna. Tęsiu apie tai, kaip svarbu yra koncentruotis. Šitą knygą neseniai perskaičiau, jinai man paliko gerą įspūdį, noriu pasidalinti. Tai kalba eina apie gebėjimą koncentruotis. Ir šiais laikais informacijos aplink mus krūvos yra ir daug labai blaškančių trigerių. Faktas yra tai, kad gebėti koncentruotis šiandien gali vis mažiau žmonių. Dėl to teiginys yra toks šios knygos, kad gebėjimas koncentruotis yra vis didesnė vertybė. Ir tuo pačiu konkurencinis pranašumas iš mūsų visuomenėje. Kad galėtum koncentruotis gerai, tam vidiniam drambliui, tema, į kurią tu koncentruojasi, turi patikti. Jeigu drambliui nepatinka, jis tada sakys, gal pažiūrim bitkoinų kursą, gal pažiūrim, kas ten Izraelyje šiuo metu darosi, ir taip jis save pastoviai atitraukinės. Jeigu drambliui patinka, jis tada, čia įdomu, jis tada susikoncentruos. Ir į kur veda tą koncentraciją, tas deep work? Deep work veda į flow būseną, srauto būseną. Šitas dėdė Mihailai Csikszentmihalyi, jau vien jo vardas vertas dėmesio, vengras, sukūrė tą knygą, man atrodo, prieš 20-30 metų parašė, ir tai yra visiška klasika, kurią cituoja visi, kurie kalba apie koncentraciją, dėmesį, deep work. Tai yra knyga Flow, jinai yra ir lietuvių kalba, srautas, joje kalba eina apie tai, kad kai susikoncentruoji į mylimą veiklą ir esi tam tikram challenge'o lygmenį, atsiranda laimės pojūtis. Ir jisai atsiranda ne nuo to, kad tu guli. Pagrindinis knygos teiginys yra tas, kad laimės pojūtis atsiranda ne nuo to, kad tu guli prie baseino su kokteiliu rankoje palmės horizonte, o nuo to, kad tu darai tai, kas tau patinka, ir pušini save iki tokio limito, kur visos tavo galimybės maksimaliai išnaudojamos. Ir negalima nueiti į vieną kraštutinumą, nes jeigu tu nueini į tą kraštutinumą, kur tavo yra silpnoji zona, kur yra tavo Achilo kulnas, tada atsiranda tas anxiety, nerimas, nefaina, išsekimas. Jeigu tu
susikuri savo aplinką, kur tavo stiprybės yra tokios didelės, kad nėra čia ką veikti, easy peasy, tada yra boredom, nuobodu. Tai vat reikia surasti tą gerą viduriuką ir šitas viduriukas yra vienas iš būdų, kaip sąmoningai susikurti savo laimės būseną. Toliau pabaigai noriu duoti jums tokį praktinį patarimą apie mini shutdown, mini tokį nugesinimą savęs. Jo pagrindas yra tas, kad kai atsiguli miegot vakare, iš tikrųjų kartais galvoj sukasi nepadaryti darbai, daug visko nepadaryta ir pasąmonė automatiškai jas kelia, va tą prisimink. Tai yra du variantai, kaip su tuo tvarkytis. Pirmas variantas, prieš baigiant darbą, kuo daugiau tų darbų padaryti, kad jų kuo mažiau liktų ir kuo mažiau jie tave nervintų. Bet jis yra nelabai realistiškas, nes visų darbų visada vis tiek niekaip nepadarysi. Antras variantas yra padaryti per paskutinę savo darbinės dienos 15 minučių tokį mini shutdowną. Ir tai reiškia įvardinti darbus, kurie dar nepadaryti, suplanuoti juos ir visa tai turi būti sudėta į sistemą, kurią pasitikė pasąmonė. Jeigu pasąmonę apgausi, sudėsi ir paskui pamirši, ne kitą kartą nereaguos. Tai šito patarimo esmė yra, kad apžaidžiama pasąmonė. Vietoj to, kad darbai yra padaromi, jie yra suplanuojami. Ir jau vien tai, kad jie yra suplanuoti, nuramina pasąmonę. Bet aišku, juos reikia kažkada ir padaryti, nes kitaip sistema taps nepatikima. Taigi, pakartoju dar kartelį šios dienos temas. Dramblys man asocijuojasi su pasąmonė, su vidiniu vaiku. Jis yra didelis ir su juo geriau nekonkuruoti, o geriau susitart, gražiuoju. Achilas nesivelia į žaidimus, kur šaudomos strėlės į kulnus. Jisai veliasi į žaidimus, kur išsiryškino jo stiprybės. Tai apie tai ir kalbam šiandien, kad verta išsiaiškinti, kokios yra tavo stiprybės ir silpnybės ir atitinkamai rinktis kovos laukus arba žaidimus. Taip pat kalbėjome apie koncentraciją darbe, deep work ir flow, tai yra srauto būsena, kad tai yra vienas iš būdų, kaip sąmoningai susikurti savo laimę. Ir pristačiau jums tokį praktinį patarimą, mini shutdown, kaip save nugesint gal taip neigiamai skamba, kaip save atjungti produktyviam poilsiui, susiplanuojant darbus, tai yra investuojant tos paskutinius 15 minučių darbinės dienos į tokią mini susiplanavimą. Ir tai atpalaiduoja smegenis. Taigi, trys temos, kurias per espresinarus apžvelgėme, ir tos trys temos sudaro iš tikrųjų tokį mano simbolinį motociklą. Aš vis apie tos motociklus kalbu, nes labai mėgstu savo motociklą, kuris važiuoja link tikslų. Pirmas ratas yra tikslų suformulavimas, jos apskritai reikia turėti ir užrašyti. Galinis ratas yra informacija, kaip aš ją pajungiu, kad mano motociklas važiuotų link tikslų, ir vidurinis ratas yra motyvacija, tas vidinis dramblys. Ir kviečiu visus, kas nori mokytis važiuoti šituo motociklu, į motociklo vairavimo kursus, kuriuos mes organizuojame su gentimis. 8 susitikimų kursas, ir šitas bičas, kur ant motociklo yra mano piešinys, nors šiaip piešime niekada nebuvau geras, bet šis kažkaip buvo įkvėpimas ir visai nieko pavyko. Taigi, dėkoju už dėmesį visiems, kviečiu registruotis į mano naujienlaiškį šiame puslapyje, ir tie, kurie užsiregistruos į naujienlaiškį, pažadu, kad sekančiame laiške bus ir tas testas, kurį Vytenis paklausė čate, nurodysiu, kur galima pasidaryti tokį testą, ir taip pat duosiu daugiau šaltinių apie socioniką, apie būtent šitą mokslą, kur apie jį pasiskaityti. Yra ir angliškų šaltinių, nors jisai paplitęs daugiau rusiškai kalbančiame pasaulyje. Centras yra beje Kijeve šiuo metu. International Socionic Center. Kągi, toj vietoj manau, kad įrašą galime stabdyti, Mariau. Ir sugebėjau įsitekti šiandien į 9.